Jeigu aš matausi ir girdžiuosi, mes šiandien turim premjerą arba turime debiutą. Kartu su mumis yra Marija Juzintavičiūtė, kuri yra dramos terapeutė ir kuri kartu mokosi šiuolaikinės psichoterapijos podiplominėse psichoterapijos studijose. Ir mes kalbam apie tokį galbūt keistą dalyką kai kam, apie būtent meno terapijos rūšį, apie sceną, apie dramos terapiją, apie jos pritaikymo galimybės ir apie jos ryšį su šiuolaikinė psichoterapija. Nes aš įstikinęs, kad būtent dramos terapija, jeigu jinai teisingai daroma, čia yra toksai vienas niuansas, jinai gali būti tikrai traktuojama kaip šiuolaikinės psichoterapijos rūšimi arba dalimi. Tai aš tada, Marija, noriu tavęs pasiklausti pradžiai, kaip tu save pristatytum ir kaip tu save pateiktum mūsų auditorijai. Ačiū labai. Aš iš pradžių noriu pasiteisinti, kodėl mano toks apšvietimas, gal kiek keistas, bet aš čia žvakių prisidegus, nes dingo elektra, bet tikiuosi diskomforto nejaučiat, visi mėly prisijungę, sveiki. Ir matausi, tai save aš pristatyčiau, aš save pristatau visą laiką kaip dramos terapeutę. Jau gyvenimas taip man susiklostė, kad aš visą gyvenimą mokausi ir studijuoju, tai esu netgi 3 bakalaurus pabaigusi ir ten porą magistrų ir visokiausių mokymų papildomų, bet iš esmės tai pagrindinis mano užsiėmimas, kurį aš veikiu, aš esu psichologė, mokykloje dirbu ir dramos terapeutė, tai visokiausiuose, ten dar apie tai pašnekėsim, su visokiausiam įvairiausiam grupėm dirbu, dramos terapijos sesijas vedu. Taip, ir kaip gražiai pasakai, kad dar studijuoju kognityvinę elgesio terapiją, tai yra šiuolaikinė terapija. Taip, ir rašai dar šiek tiek. Irgi. Taip, aš matai, vis skirtingai prisistatinėju, kai kur kaip dramaturgė, nes rašau pjesės, scenarijus, mokau rašyti irgi esu dėstytoja meno istorijos, visokiausių krypčių, bet pagrindė dramos terapeutė. Ir kartu dar dirbi su vaikais, tas irgi labai svarbu, ir kartu važinėjai, kiek aš žinau, į Ukrainą, ir ten gydai žmonės, ar ne taip? Gydai žmonės būtent dramos terapijos būdu, ar aš tiesą sakau? Taip. Mes važiuojame, tokios 3 savanorės, važiuojame tokius prieglaudas, kurias stipriai kitaip už mūsų lietuvių suaukotus pinigus yra pastatę. Tose prieglaudose gyvena moterys, kurių ten susprogę namai, pavyzdžiui, arba kurios neteko savo vyrų, išgyvena baisumus karo ir jos turi kažkur prisiglausti, tai tose ir ten moteris su savo vaikais gyvena, paaugliais arba įvairaus amžiaus. Ir mes ten nuvažiuojam ir vedam dramos terapiją. Pirmą kartą, kai važiavom, tai atrodė, kad, kaip čia bus, bet labai gerai pasiteisino, tai dramos terapija irgi apie tai dar pašnekėsiu, per kurias pusės čia tie metodai taip gerai paveikia, kad išvažiuojam visą laiką palikdamas daug šviesos tenai. Tai taip, važinėjom tą Ukrainą. Tai prasmingai. Taip. Ir dar matau, ar čia dramos terapijos poveikis, ar čia mamos tavo ir tėčio poveikis, bet tu esi toks pozityvus, šviesus žmogus ir linksmas ir judrus žmogus, ar pastebi pas save tos bruožus? Ačiū. Taip, iš tikrųjų, tai gal ir mano čia toks charakteris, nes aš kiek save prisimenu, tai aš visą laiką tokia esu labiau į pozityvą linkusi, bet dramos terapija labai mane išlaisvino, nes aš visą gyvenimą, kiek studijuodavau arba ten mokydavausi ir norėdavau būti rimta ir normali, tai reiškia, ne su milijonu gestų rankų ir ne visą laiką linksma, o noriu būti rimta mokslininkė, man čia svarbu būti tokia ir tada man nesigaudavo atvirai kažkaip šnekėti arba normaliai, nes aš labai kažką ten vaidindavau ir nesąmonė būdavo, bet kai pradėjau dramos terapiją praktikuoti ir savimi būti, vaidinti pati save ir save taip atverti, tai tada labiau taip matosi, aš išlaisvinau tą savo ir energijos kiekį, kuris čia turbūt labai matosi. Tai taip. Iš tikrųjų, aš esu įsitikinęs, kad būtent dramos terapija, jinai turi vietą savo asmenybiniam augime, taip ir žmonėms gali labai padėti, tai, kad tu kalbi išlaisvinti ir su traumom sustvarkyti ir savirealizuoti ir savo įgūdžius lavinti, pavyzdžiui, tvirtabūdiškumo įgūdžius ir mūsų savivertės ir kitus, bet mes apie tai šiandien ir
ir pasidalinsime. Taip? Tai gal pradžiai tada pasakyk, kas tai dramos terapija, kas tai yra, kuo jinai skiriasi nuo kitų terapijų arba nuo pačios dramos, nuo pačio kažkokio tai spektaklio atlikimo, kas tai yra? Gerai, atsakysiu į šitą klausimą, bet labai noriu plačiai atsakyti, tai pradėsiu nuo Ievos ir Adomo laikų, bet iš tikrųjų manau, kad vertinga. Tai kad teatras ir teatralizuoti visokie ritualai visus amžius klesti žmonija naudoja. Netgi dabar žiūrėjau dokumentiką apie tokią Imbuti gentį, kuri Kongo yra Demokratinėje Respublikoje gyvena, tokia gentis, kurią laiko kaip mažiausiai pasikeitę nuo pirmykščių žmogaus sąlygų, jie ten taip gyvena. Ir žiūriu tą dokumentiką ir tenai tiesiog jie sustoja į tokį tunelį, vieni priešais kitus ir kažkoks vienas eina, toksai išpūtęs krūtinę ir toksai patenkintas, o visi kiti aplinkui, ten jį taip palaiko, kažkas ten glosto, valio, ir tada atsistoja, tada kitas eina ir vėl ten visi jį palaiko ir aš galvoju, diet, man čia dramos terapija griniausia. Tai kas ta dramos terapija yra? Tai yra gydymas kažkokie, kaip mes gražiai pavadinome, scenos menais. Tai taip, gerai, dar noriu truputėlį papasakoti, leisiu savo gerai. Taip, okay. Pirmasis pradininkas dramos terapijos, tas oficialusis, nes jau kaip kalbėjom, kad nuo senų senovės žmonės nuolatos darė tas teatralizuotus dalykus ir taip gydėsi teatru ir ten iš tikrųjų yra Aristotelio poetikoje prirašyta apie tai, kaip teatras gydo, arba Ciceronas kalbėjo, kaip galima išlaisvinti savo emocijas, arba elgesį pagerinti per teatrą. Ir taip toliau, čia amžinai kalbėčiau apie tą istoriją. Bet tas oficialusis buvo Jakubas Moreno, kuris parašė laišką Freudui ir pasakė, šaunu, jūs išmokite žmonės šnekėti, paguldėte juos ant tos kušetės, o dabar aš pradėsiu leisti žmogui veikti. Laikas jam jau atsistoti nuo kušetės ir pradėti veikti. Ir terapijoje būtent tai yra tokia veiksmų terapija, veiksmo, darimo terapija. Tai labai plačiai galima. Jos apibrėžimas tai yra, kad teatriniai metodai ir kad kažkaip tai žmogaus psichologinės sveikatos gerinimo būdas, naudojant teatrinius metodus ir kitokią meninę kūrybą. O ta kitokia meninė kūryba tai yra labai plati, nes dramos terapija skolinasi ir iš dailės terapijos, ir iš šokio judesio labai daug įvairiausių metodų, bet iš esmės tam, kad išreikštų save, jisai veikia ir veikia įvairiausius dalykus. Tai žodžiu, veiksmo terapija. Nežinau, kaip jūs, Juliau, galvojat, ar veikti terapiją yra verta, ar užtenka kartais tiesiog sėdėti visą laiką kalbėti? Aš tai manau, kad dramos terapija dar plačiau, aš norėčiau paaiškinti ir galbūt net šiek tiek ir moksliškiau. Taip, bet jeigu mes atliekam dramos kažkokius veiksmus, tai yra mūsų tikslinga veikla. Tikslinga veikla, kuri turi kažkokį tai tikslą. Ir jeigu mes siekiam terapinio tikslo, tai bet kokia ta tikslinga veikla ir atlieka tą funkciją. Tai dabar tu labai gražiai paaiškinai Afrikoje gentyse. Visokiai žmogus, kuris turi menkesnę savivertę. Ir jis yra grupėje ir visi jo džiaugiasi, visi nori jį paliesti, visi jį giria, visi jam sako kažką tai gero, gražaus, šilto, malonaus. Ir tas žmogus, jo smegenys viską tai girdi, jaučia, jeigu tai dar yra mato, girdi, liečia, sensoriniai pojūčiai, ir jo smegenyse vyksta pokyčiai. Ir mūsų smegenys neuromokslo požiūrių, neurofiziologija, jos neturi laiko pajautimo tokio labai stipraus, ir jeigu jos pajaučia kažkokias tai gauna patirtį, joms ne visai svarbu, kada ta patirtis yra gauta. Nes ta patirtis gali atsirasti čia ir dabar. Ir mes, pavyzdžiui, dirbam su vaikystės traumom, ar ne? Ir žmogus, kuris gauna stimulą suaugusiam amžiui praėjus 30 metų, 40 metų, 50 metų, po tos traumos, jisai tarsi pasijaučia toj pačioj situacijoj. Jos smegenys grąžina
jį su visais kūno pojūčiais, viskuo į tą vaikystės traumą ir situaciją. Tai jeigu mes atliksim dramos veiksmus terapijos tuo metu, arba specialiai grąžinsim į vaikiškus režimus, ką aš ir darau nuolat schemų terapijos užsiėjimuose savo, mes perrašom naują vaikystę, naudodami dramos terapijos technikas. Tai mūsų smegenys labai jos tą patirtį realizuoja, lyg tai būtų čia ir dabar, ir vaizduotę taip pat. Duosiu pavyzdį. Jeigu mes įsivaizduosim dabar, kad paimsim labai rūgštų mažytį nesunokusį obuolį ir sukasim, įleisim dantis taip stipriai, kad pradės bėgti obuolio sultis tarp mūsų dantų ir rūgštus skonis, visą kitą mūsų burnoj, net mes pajusim ir sensorinius pojūčius. Tai jeigu mes atsiveriam tai patirčiai ir sukuriam patirtį specialią ir ta patirtis turi terapinius tikslus, tai jau yra terapija. Ir dar jau čia ilgai pasakau, bet tai yra rolių žaidimai, kurie labai naudojami šiuolaikiniai psichoterapijai. Arba galim sakyti simuliacija. Mes mokom tvirtabūdiškumo, aš eilę metų dariau dramos terapiją visai net ir negalvodamas, kad tai yra dramos terapija. Nes mes simuliuodavom, pavyzdžiui, atsilaikymą prieš patyčias, pasakymą kažkokio tai tvirtabūdiško veiksmo atlikimą per rolių žaidimus ir galim sakyti, tai yra dramos terapija, bet tai moko žmogų įgūdžių. Tai ir dar vieną dalyką pasakysiu jau ilgai labai ir nenoriu užgožti. Ar jūs apie tai kalbat? Aš nežinau, ar jūs kalbat. Bet stebėjimas dramos terapijos irgi yra terapija ir pagal Bandūrą, jeigu mes matom kažką tai, kas vyksta, mūsų smegenys mokosi. Tai aš dabar darau pauzę, dedu daugtaškį ir dabar noriu, kad tu pavarijuotum šią temą iš savo dėlės jau patirties. Taip, labai ačiū, Juliau, tikrai labai pačius svarbiausius dalykus pasakėjai, kaip tai veikia neurologiškai ir kad mes galime įrašinėti savo atsiminimus ir tai yra svarbiausia, kad mes patiriam ir įsirašom naujus patyrimus, kažkokius labai optimistiškus ir pozityvius dažnai nugalėjimus, nes kaip pačia pradžia, kaip aš suvokiau, kad teatras yra labai veiksmingas įrankis, tai studijavau teatro ir muzikos ir teatro akademijoje, dramaturgiją ir vis galėdavau ten panaudoti savo psichologijos žinias, turėdavau progą, nes iš aktorinio, iš savo specialybės studentai tiesiog išbėgdavo stipriausių emocijų apimti. Ir netgi esam ten gaudę vieną aktoriuką, kuri tiesiai į upę bėgo skandintis. Ir kaip taip yra, nes yra tokia Stanislavskio metodika, kurią naudoja mokant, tai reiškia, jeigu tu nori būti geras aktorius ir pavyzdžiui puikiai kaip Romeo verkti scenoje, parodyti savo emocijas, tai reiškia prisimink kažkokią tai savo vaikystės